Sveiki, Evangelija be cenzūros žiūrovai, štai ir vėl mes su jumis kartu, mūsų laida ir nenustepkite, matantis vėl tos pačius svečius ir tos pačius draugus mielus. Nu, dėl manęs turbūt jau nenustemba. Pirma mūsų laida ir buvo pradėta nuo atgimimo iš dvasios arba, kaip mes suprantam, atgimti, ką ir Kristus kalbėjo su Nikodemu, ką kalba klasikinė krikščionybė, ką mes turime padaryti, kad paveldėtume dangaus karalystę. Ir ten yra daug prieštaravimų ir savo svečią Kristijoną mes galbūt ir paraginom ir gavau strėlių nuo savo kolegos per daug šnekų. Atiduoti šitą eterį tokį galbūt kaip panoraminę išpažinti, į kągi vis dėlto mes tikim ir kaip mes suvokiam, nes galbūt pirmoji laidoj susidarė įspūdis, tai kągi šitie vyrukai kalba ir į ką jie mus nukreipia. Tai šiandienai dar kartą sveikinus, Kristijonai, atiduosiu tau šitą klausimą, atgimimas iš dvasios arba atgimti iš naujo. Kaip tu supranti, nes tavo knygoje yra vienareikšmiškai nurodoma visiškai kita linija nuo klasikinio supratimo ir suvokimo, kas yra atgimti, kas yra tapti. Ir tą frazę visur besikartojanti, aš esu, jinai turbūt suintrigavo ir mūsų žiūrovus praeitoj laidoj, jinai yra dabar ir mano mintyse, aš esu, kaip aš turiu suprasti ir to labiau suprasti mūsų žiūrovai. Ką tu norėjai pasakyti šito žodžiu aš esu, kas aš esu ir kaip tai koreliuojasi su atgimimu mano kaip asmeninio žmogaus gyvenime ir mūsų klausytojų, kurie galbūt ieško pažinimo, jie ieško galbūt kažkur ne ten ir va čia pažiūrėję šitą laidą, galbūt jiems kilo klausimų, tai kaipgi tada reikia atgimti ir į ką reikia susikoncentruoti, nes vienareikšmiškai mes šią laidą, Rolandai, praeitą laidą mes palietėm monoteizmo pamatus. Mes liktai esame vienoj pusėje, bet klasikinė Evangelija ir ką tu labai gražiai iliustruoji, jinai kalba šiek tiek biškiai kitokių rakursų. Tai Kristijonai, tau žodis. Ačiū labai, broliai, tai eilinį kartą be galo malonu sėdėti, aptarinėti, pasišlifuoti kampus. Praeitoje laidoje kažkaip mes pakalbėjom, kad liktai kartu bandom brėžti tokį sąmonės žemėlapį ir paieškoti, kur mes jame randamės. Kad būtų įdomiau kalbėtis, jūs atstovaujate klasikinę Evangeliją, gerąją naujieną, o kad būtų įdomiau, aš truputėlį išeisiu iš ribų ir pasižiūrėsiu, ką kalba mokymai, kurie pranoko tūkstantmečiais iki Kristaus atėjimo. Ir pasiremsiu keletą tokių tradicijų, kurios yra iki šiol labai paplitusios. Pagrindė Vedanta. Ką jie kalba? Taip, truputėlį keletą įžvalgų iš Vedantos, keletą įžvalgų iš budizmo. Budizmo dabar yra suprantamas kaip filosofija labiau negu kaip religija, kaip mąstymo sistema. Nors Buda labai kalbėjo apie kentėjimo pašalinimą per supratimą. Sako, jūsų problema yra tai, kad jūs kenčiate, o kaip kentėti, sako, kaip nustoti kentėti, inventorizuokite savo troškimus ir suprasite. Tai dabar, Arvydai, dar kartelį kristalizuok man, būtent mes dabar kalbam apie atgimimą iš dvasios. Taip, o tarkim, tam kontekste, negi pirmos laidos, kada žmogus galbūt pirmą kartą susidūrė, jis paklausė įdomių minčių, bet tada mes turime pasakyti, koks yra fundamentas tiek apokryfo ir sinoptikos, kame mes šiandien laikomės turėdami tą protą ir mes judame šitam sociume, ką reikia padaryti ir kaip reikia atgimti, nes klasikinė krikščionybė sako, ne, tu turi būti panardintas, ne, tu turi būti atsisakyti, ne, tu turi praeiti 3 ratus, ne, tu turi padaryti daug tą ir tada galbūt tau ta viltis nužibs ir tave kažkaip tai pateps, nes mūsų rašte yra pasakyta ir Nikodemui, ne, tau reikia atgimti. Nu, kaip ją atgimti? Žmogus šiandien galbūt šiuolaikiniam tu naudoji tokius naujadarus, gal jam reikia tai kartai visai kitokio žodžio, neatgimimo, gal reikia kažkokio naujo instaliacijo, atsivertimo. Kaip mums danešti, ką tu nori pasakyti? Atgimti iš dvasios, kaip tu supranti?
Liuks, manau, kad aktualus klausimas tikrai panagrinėjimui. Tai jeigu truputėlį išeiti iš mūsų įprasto krikščioniško darželio, jo, truputėlį pasižiūrėti, ir jeigu daleisti tokią prielaidą, kad šitas žmogus, kuris šiandien yra žinomas kaip Jėzus Kristus, savo laikais buvo žinomas kaip Ješua, tiesiog jisai formavosi kultūroje, kurioje dalyvavo 3 mokymai - fariziejai, sadukėjai ir esėnai. Tai pirmieji 2 buvo labiau tokie įtvirtinti, sostinės, tarkim tokie, kaip dabar, tarkim, katalikybė ir ortodoksai, galbūt, tarkim, Vilniui bevaikštant, turbūt šitos 2 bažnyčios pagrindė matosi, bet yra dar ir tie esėnai, sektantai. Jie tada buvo laikomi sektantais ir dabar yra laikomi sektantais. Jau beveik nesiginčijama istorikų tarpe, kad Jonas Krikštytojas buvo esėnas, buvo pilnai įkūnijęs jų mokymą. Tai vat, ir kažkuria prasme Jonas Krikštytojas perdavė ir Ješuai estafetę, jį pakrikštydamas. Tas išėjimas į dykumas, ne? Irgi kažkoks tai kaip praktika iš tų esėnų, ne? Tas... Nu kaip, esėnai gyveno dykumoje. Jų vienuolynas buvo dykumoje. Nag Hammadi raštas ir kodeksai, kurie buvo atrasti, jie buvo atrasti ten prie negyvosios jūros, visai netoliese. Ir tarp kitko, įdomus niuansas, tuos, reiškiasi, rytinius 1940 metais atrado Pemuo, bei ieškodamas pasiklydusios avies. Na, simbolika irgi, ne? Ir užtinka, reiškiasi, raštus, kurie datuojami 2 amžiui iki Kristaus. Reikia suprasti. Tai kažkuria prasme esėnai buvo pilnai įsitikinę, kad yra įkūnyję dieviškumą. Jie būtent. Taip. Esėnai buvo pilnai įsitikinę, kad yra įkūnyję dieviškumą. Per ką? Per savo harmoningą santykį su visuma. Santykį su gamta, santykį su ciklais, su rytu, su vakaru, malda. Bendruomeniškumu ir, aišku, vienas iš esminių jų mokymo punktų yra rūpintis tais, kurie negali pasirūpinti savimi. Labai didelė dalis jų praktinės mokymo išraiškos buvo rūpinimasis vaikais ir pagyvenusiais žmonėm. Toks niuansas, į kurį verta atkreipti dėmesį. Ta prasme, paraleliai ėjo mokymas, mokymo įkūnijimas ir to įkūnijimo išraiška aplinkai. Vat kas mane ir sudomino šituose senuose mokymuose, kad nepaisant to, kad reikia nuodugniai išstudijuoti instrukciją, kuri kalba apie tai, kaip įkūnyti dieviškumą. Mes jau kalbėjome apie tai, kad dieviškumo sąmonė tai yra tam tikras atsibudimas į dieviškumo prigimtį. Tai šitos instrukcijos senovinės, jos pirmiausiai per tikėjimą pakviečia į šitą analizę instrukcijos, kuri vyksta intelektu, bet paskui lygiai taip pat kertama tikėjimo slenkstis, kertamas ir pereinama į pažinimą. Susipažinus su instrukcija, kaip įkūnijimas dieviškumas, arba kitaip sakant, kiti tikėjimo mokymai sakoma, kaip atsibundama į dieviškumą, kertamas dar vienas slengstis ir kirtus tą slengstį išeinama į pasaulį kaip dieviškumo atspindys. Esėnai kitaip savęs nematė. Kai dirbo laukuose, kai valgė maistą, kai rūpinosi vaikais, jie matė save kaip dieviškumo įkūnymą. Taškas. Ir suprantate, Kristus ateina, aš taip reikia daryti prielaidą, kad jie su Jonu savo pusbroliu pasišnekėdavo. Aš manau, kad ten buvo ryšys. Garantuotai buvo ryšys. Nes yra tai, kas iki mūsų daėjo. Taip. Toks dvelgsmas yra kažkokia sektantizmo erezija, kažkokia tokia, nepriimtina. Bet tai mes po to šydų tai prabėgam, bet čia labai gilus tokie, fundamentiniai to, į ką pavirto po to krikščionybė. Taip. Ir žiūrėkite dabar, koks momentas yra įdomus, kad, reiškiasi, esėnai, iš kurių išsilavinimų ateina Jonas Krikštytojas, dykumos vyras, krikštyja žmogų. Čia dabar ne mano nuomonė, taip galvojo Ebionitų bendruomenė, kuri laikė apaštalą Paulių antichristu. Šitas žmogus paima savo pusbrolį Ješuą, krikštyja jį į vandenį ir pagal Ebionitus dieviškumas įsikūnyja šitame žmoguje po krikšto, kai jis pakyla iš vandens. Reiškia, jisai jokių būdų ne pirminis
Dievo sūnus, kaip rašo apie jį apaštalai. Pagal ebionitus jis yra žmogus, kuriam buvo deleguota funkcija įkūnyti dieviškumą. Kaip iki to buvo įkūnijęs kiekvienas vienas esienas, principą šito dieviškumo. O kokia yra išraiška, kaip jie pasverdavo, ar tu esi įkūnijęs dieviškumą ar ne. Ar tavyje radosi atjautos principas. Na tai jis turėjo savo matavimo. Matavimo, taip. Ar tavyje yra įsikūnijusi meilė? Tai buvo vienintelis pamatavimas, per ką jie apspręsdavo. Jie turėjo savo ten vyresniuosius, labai gerai pasverdavo prieš priimant į bendruomenę, buvo Nat Hammadi kodekse yra visas konstitucija, kaip priėmamas Jesienų žmogus. Ir čia buvo vienintelis faktiškai įrodymas to, kad tu įkūnijai dieviškumą. Ir kad tu esi įkūnijęs tą vadinamąjį universalųjį atjautos principą. Ne kaltintojas, o išteisintojas. Broliai, čia yra šitoj vietoj, net ir man kiekvieną dieną yra suklupimo akmuo, kur aš inventorizuoju savo stovį. Kuo aš užsiemu, ką aš įkūnijau. Ar aš įkūnijau tą aspektą, kuris kaltina? Nes įkūnijęs tą, kuris kaltina, aš nupjausiu kaltintojo rezultatus. Bet įkūnijęs tą, kuris išteisina, aš nupjausiu išteisintojo rezultatus. Aš galiu čia įsiterpti labai trumpai, Rolandai, susimildamas, aš daug nekalbėsiu. Ar tai nėra kaip tęstinumas, kad žydai arba hebrajai iki šių laikų jį neturi kaltinimo? Tauta, kuri galbūt ir padarydama kažkokį negerą veiksmą, mums kaip pagonims arba šiuolaikiniam pasaulyje mes žiūrim, mes piktinamės, žydai nekaltina viens kito, vien dėl to turbūt to principo, ne? Kas tu toks, kad tu kaltintum, nes yra kažkas aukštesnis, ne? Kuris gali tai padaryti. Yra tos institucijos, ne? Ir teismai, bet pats principas, ką tu manai, tai turbūt susieta, ne? Tai žiūrėkite, jeigu tikėti tuo, ką esienai apie save aprašė, kad jie matė save kaip dieviškumo įkūnijimą, per kurį įkūnijimą Dievas rūpinasi savo aplinką, ir iš šitos bendruomenės kyla Jonas Krikštytojas, pakrikštė šitą žmogų, ebionitai sako, žmogų pakrikštė, kuris kyla jau kaip Dievo sūnus dieviškumo įkūnijimas, tas Dievo sūnus, kur ir visi likę yra Dievo sūnus, jokio išskirtinumo. Čia jau akmenys krenda į tavo daržą. Jokio išskirtinumo. Žmogus, kuriame įsikūnijo dieviškumas per universalųjį atjautos principą. Ir matote, jie raštų neturėjo ko pasiremti. Jie matavo pagal buvimą. Ir jų suvokime žmogus eina, gimsta iš kūniškos prigimties ir tada randasi galimumas atgimti į dvasinę prigimtį. Ir jeigu nėra to, kuris paaukoja savo gyvybę, prikalė prie kryžiaus, nuleido kraujo, tai kokiu principu tada vyksta šita transformacija? Dar vienas akmuo. Iš kūniškos prigimties į dvasinę prigimtį. Čia skrenda akmenys, man atrodo jau. Jie pozicionavo save kaip įkūnijus. Ir mums dabar, matot, faktiškai nėra net ir reikalo ginčytis, ar jie buvo ten įkūniję iš tikrųjų, tai ar jie nebuvo įkūniję. Nes iš jų rato išauga šitas žmogus. Ir jie taip ir matė. Tai ir tiek esienai, tiek ebionitai, kurie laikė apaštalą Paulių antikristų, jie buvo įtikėję, kad žmogus iš principo turi tą dieviškumo aspektą, kuris yra vidinis mokytojas. Ir jokio išorinio nereikia. Vienintelis niuansas yra įsipozicionuoti į tą sąmonės tašką, kur aš jau galiu girdėti savo tą vidinį mokytoją. Ir to vidinio mokytojo pagalba pats dieviškumas pasirūpins, kad aš tą kelią ir nueičiau iki galo. Be tarpininko. Tai Rolandai, Jo, girdi, tai iš apie ką čia yra kalbama? daug yra erdvės pamąstymą ir visa kita, bet jeigu žiūrėti klasikiniu būdu, ir mes turbūt turėtume grįžti prie Evangelijos pagal Joną, ne 3 skyrių, kur Jėzus kalbasi su Nikodemu, ar ne? Ir Nikodemas sako,
kaip čia dabar man į tą galim pacituoti, Tau reikia kaip gimti sako iš rabėm, naujo. jo, mes žinome, kad esi mokytojas atėjęs nuo Dievo, niekas negalėtų daryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Ir Jėzus jam atsako, sako, iš tiesų, sakau tau, jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Ir ten dilema yra ir Nikodemas sako, tai kaip gali tas žmogus sulysti atgal į motinos įsčias ir antrą kartą gimti. Ir Jėzus į tą tokį, loginį pamastymą jisai atsako. Iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš dvasios ir vandens, negalės įeiti į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė ir iš dvasios yra dvasia. Tai čia šitoje vietoje, kaip aš iš tiesų matau, galbūt čia labai įdomi šitą versiją tokia sąmoningumo ir dievybės identifikavimo savy, bet jeigu žiūrėti tą klasikiniu būdu, Kristaus gimimą patį kaip žmogaus, ar ne? Visi sako, kad čia įsikūnijęs Dievas, bet kalba visa Biblija apie gimimą, tai čia vėl tokia truputį taisytina vieta, ar vis dėlto įsikūnijimo mes čia programą jungiam, ar gimimo. Bet jeigu žiūrėti Kristaus gimimo fenomeną ir jeigu tikėti tuo, kad Kristus gimė iš Dievo dvasios, iš tos jėgos, kaip sako, sperma, ar ne, nužengė, ar ne, ir nebuvo jokio vyro sąlyčio, žemiško vyro. Ir jeigu mes tai tikime, mes suvokiam, kad jisai gimė iš dvasios. Ir jeigu skaityti toliau, jisai sako, ar įmanoma kam gimti pačiam? Ne, neįmanoma, sako. Tai yra išsigelbėjimas tokiu principu, tik tais yra iš Dievo. Tai yra, tai gali atlikti tik tais Dievas, jeigu taip žiūrėt kontekste visos Biblijos, ar ne, formate. Ir čia, labai gražiai susiskamba, nes pats gimimas iš dvasios, kaip ir minėjau, yra laidoje, ir dabar mes vis dar girdim, kad žmogus dar turi gimti kažkokiu būdu, mistiniu pats. Bet čia yra įdomu, kad Kristus, mano manimu, jisai aplikuoja ir sufokusuoja į save, kad sako, Dievui yra įmanoma, o jis yra Dievo sūnus. Jis gimė iš Dievo dvasios, kuri nužengė ant moters. Ir mes žinom, kad visas genomas persideda iš vyriškosios pusės, ar ne, jeigu taip žiūrėt moksliškai, ir tas gimimas yra ten irgi su žodžiu genifei, kažkaip tai yra pats tas gimti žodis šitoj vietoje. Čia graikiškai reikėtų verstis, kaip pasakyti, teisingai. Tai Dievo dvasia nužengiant jo ir jisai žinojo, kas jis yra. Jisai buvo naujos prigimties žmogus. Dievo sūnus. Tai čia, ta ir yra įdomybė, kad šitą visą misiją, kaip aš ir matau, jisai kaip ir gimęs iš to, jisai misiją atlikęs, jisai sako, jame, kaip ir grįšiu prie to, jame ir buvo sutaikinta ir ta dalis iki Kristaus, kurie gyvena ir visi šitie paieškose, ir tie, kurie gyvens po Kristaus, jie yra naujos prigimties, išgimę iš Dievo dvasios jau visuomenė arba bendruomenė nariai. Tai aš matyčiau galbūt tokiu klasikiniu būdu šiandien, kaip aš matau gimimą, bet šiandien nebegaliu sakyti jokių būdų, kad atgimsta žmogus tik tada iš dvasios, kai jis kažką padaro, pasako. Tai ne mūsų valioje, tai ne mūsų rankomis padaryta, tai buvo Dievo valios dėka visas šitas virsmas žmonijoje ir įvyko būtent per Dievo sūnų, kuris iš tiesų yra žmogus, bet tai nėra joks įsikūnymas, mano įsitikinimu, tai yra apskritai asmenybė, tai yra Dievo sūnus. Kristijonas, tavo tada tikėjimas remiasi, kaip tai yra žmogus, kaip tu paminėjai, jie tikėjo, ir ar tu tiki, kad tai yra paprastai žmogus iš tos bendruomenės su tom savybėm, kurios buvo deleguotas, tarkim, Dievo. Pas Rolandą yra konkrečiai kalbama apie dvasios tą veiksmą, ne? Iš dvasios irgi žmogus. Ar mes čia galim sutapatinti, kad mūsų mintis vienodai yra? Žmogus. Tai yra žmogus, ar tai sudievintas žmogus? Ar tai yra Dievas įsikūnijęs, kaip mes klasikinė versiją suprantame? Pagal Esėnus Ebionitus matosi, kad tai yra žmogus,
fizinis žmogus, kuris atitiko tos kultūros, to laikmečio formatą, kuris pats buvo veidrodis. Ir tada dieviškoji jėga, tarkim, galėjo būti naudojama šitam žmoguje. Rolando versija, tada aš taip suprantu, tai yra... Kaip Rolando versija. Tai Rolando jisai ją... Čia ne visai. Mes dabar kaip čia, mes moderuojam. Čia ne jo versija, bet jisai, mes klasikinė versija pas mus yra, tai yra Dievo kvėpsnis ir tai yra, kaip sakant... Čia kanonas yra, aš taip Čia suprantu. kanonizuota yra. Tai mes su jumis, aš nuo pirmos laidos jums priminsiu, jūs nešeškiam, jūs tūzais einat. Tai Mano versija gimimo pačio suvokimo, kaip aš suprantu, gimimas iš dvasios, kaip yra įvykęs žmonijoje, būtent per Kristaus, kuris ir buvo šitas pradininkas ir yra, ir jame ir suvienyta yra. Ir žmonija jau yra atgimusi. Tik kaip ir sakau, kad šitą atgimimą aktyvuoti reikia šitą žinią išgirsti, reikia ją priimti, tokiu būdu jinai yra sužadinama, būtent tas savyje atskleidimas tos dievybės, kuri yra tavyje, nes jeigu skaitysime ir apaštalų darbus, ir aiškiai pasakyti, kad Dievas išliejo, nes tas pažadas buvo Joelio knygoje, ar ne, kad aš išliesiu savosios dvasios ant kiekvieno kūno, ar ne? Ir jis po Petras sako, jis jau į tai ir padarė. Tai mums yra, mes parodėm, ne, kas kaip matot šitą pusę. Ar reikia dar plėsinti? Aš galvoju, kad čia, žinai, į filosofiją galima nueiti giliai, bet pati mintis tegul lieka, žinai, žiūrom klausytojom tiesiog pamastyti, jeigu jos randa atgarsiai, tegul pasižiūri. Nes aš išgirdęs ir Kristijono mintis, aš turiu, manyje gimsta dar viena versija Kristaus misijos apskritai. 50 000 pirmoji versija. Taip. Ir aš galėčiau jau už kadro diskutuoti, kad aš netgi jau svarstau dabar, kuris formuluojasi versija, ar šita su šita versija dėrės. Man čia dar kitas uždavinys. Ką labai svarbu atkreipti dėmesį, mums brežiant šitą sąmonės vystymosi žemėlapį, kad per visas kultūras daug tūkstantmečių iki Kristaus gimimo žmonės buvo įsitikinę, kad tam tikrų būdų įsipozicionavęs žmogus turi galimybę įkūnyti Dievą. Kiekvienas vienas žmogus. Bet mes čia turbūt turėtume labai gražiai eiti prie tos minties, turbūt istoriškai ir kultūriškai, kas buvo Abraomas, iš kokios, sakykime, kultūrinės terpės išėjo, kas buvo Mozė, iš kokios išėjo. Ir dar prieš tai, kas buvo, kokios kultūros buvo, aukojimo kultūros, sakykime, ar ne, sakykime, dievams. Vėlgi, kaip kas viskas vyko. Tai čia jau tai aš turiu minėti, kad čia turime išeiti kultūriškai, kaip atsineša šitą netgi genetikoje, ar ne, žmonės kultūriškai. Ir tada Abraomas sutinka tą Dievą, kuris jį pašaukia, ir ten jau Izaoko aukojamas, paskui būtent šitas, kur Mozė susitinka krūme, ir šitas, nežinau, ir tas kontekstas yra pas Kristijoną, aš esu, kas aš esu. Bet ten aš truputį tokį įvadą noriu padaryti iš tos klasikinės, sakykime, krikščioniškosios pusės, kad ir taip duodamas Dievui vardas, aš esu. Iš tiesų, kaip aš matau šitą savo akimis, šitą vaizdinį, kur Mozė užlipa ir susitinka Dievą degančio krūmo pavidale, kas labai yra įdomu iš tikrųjų. Ir jisai sako, kas tu esi? Viešpatė. Jau jisai pats Mozė teigia, kad čia yra viešpats. Tik tai klausimas, ar tai čia viešpats? Kas yra viešpats? Vėlgi, kultūrinė prasme mes galvom, kad tai viešpats, tai yra Dievas. Viešpats tai yra gali būti tiesiog aukštesnė jėga, tiesiog kažkokia nesuvokiama jėga. Ir tuo metu buvo įprasta sakyti viešpačių, netgi ponus viešpačiais vadino, tai dabar kas tie dievai buvo, ar ne? Ir iš ten pareina atsakymas, aš esu, kas aš esu, kaip ir tau sakiau, aš klausiu, kaip tavo vardas? Ir tu vietoj to sakai, kad aš esu Arvydas, sakai, aš esu, kas aš esu. Ko tu čia pristoji? Aš taip matau šitą kontekstą, nes paskui kažkas sutinka kitas Biblijos veikėjas, Dievas sutinka kaip aš sakau, naikinanti ugnis. Ir jis sako, ne, aš pažįstu tą žmogų, kaip aš esu, kas aš esu. O Kristijonas sako, ne, jisai yra tas naikinanti ugnis. Tai klausimas, tai ar čia apie tą patį asmenį kalbam?
Ir čia yra irgi tas lydi vieta, mano manimu, kad vat, būtent šitas kultūrinis kontekstas ir ta patirtis aplinkybės, jos privertė žmogų duoti Dievui vardą. Čia yra, tiesiog yra sudėtingas procesas ir mes pakliuvome į tos pastus, skaitydami tą. Tada reikia tau, kas aš esu, kaip tu matai. Tai vat būtų įdomu, nes tas, kas aš esu, kas aš esu, man tai daugiau toksai išsisukimas iš situacijos buvo. Ir klausimas, ar tas tėvas, šviesybių tėvas, jisai tikrai tai pasakys, aš esu, kas aš esu. Labai abejoju, jis būtų pasakęs, aš esu mylintis tėvas, kuris sukūriau tave. Ir štai, vat, aš tau noriu pasakyti, tai yra prieš mano tautai, tai ir tai. Galimai. Čia tokia interpretacija jau mano. Tai va toks kontekstas. Tai koks yra tada, aš esu, koks tada Dievas? Galbūt čia ir tas klausimas dar paryškinam dėl žiūrovų, nes mes išsiaiškinam dėl atgimimo, o įvaizdžiai, tai kas yra Dievas, kurį mes išpažįstam, kokį mes jį suvokiam iš istorinio konteksto, esėnai, bienai ar klasikinė, kokį mes šiandien turime įvaizdį. Nes tu pasižiūrėk, esėnai jie suvokia, aš ką matau ir žaviuosi, kad jie suvokia labiau tai, ką Kristus ir atnešė tą žinią, iš principo labai koreliuoja ir dera, būtent meilė, būtent atlaidumas, būtent tas atjauta. Ir dabar mes pasižiūrėkime, vėlgi grįšiu į tą kontekstą, kai atėjo Jėzus ir ką jisai darė, visiškai priešingas įvaizdis tėvo, kuris buvo suformuotas tuometiniai religiniai visuomeniai, kuris dantis už dantį, akis už akį. Mano tauta, aš ją saugau, kas laimina, aš jos laiminsiu, kas jos keikia, aš jos prakeiksiu, savus saugok ir mylėk, priešus naikink, žudyk. Supranti, ir jie tokį Dievą pažino per visus tos vardus. Aš esu, kas aš esu naikinanti ugnis, pavydus Dievas ir visa kita, garbinkit mane, va ten toks Dievas, garbinkit mane. Ir Kristus atneša, sako, aš jūs garbinu, aš jūs mokinu, aš jūs vadinu ir tą atjautą ir gydė ir visa kita. Ir mes matome toliau Jėzaus žodžius, tos, kurie labai koreliuoja su tą, ką išjautė šitą tautą. Tai va, kažkaip. Tai kaip tada? Kaip darom su aš esu? Aš esu tada, kokį Dievą šiandien galima pasakyti kiekvienu asmeniu. Pas Rolandą yra savo įsivaizdavimas, aš turiu savo, tu turi savo, bet mes, sako, išpažinimo tikėjimo broliai einam vienu tikėjimu į Kristų. Bet šiandien mes atidėjom tą kartoteką savo ir pamatėm, kad yra labai įvairių skirtingų briaunų, yra nuomonių, tų vadinamų gilių istorinių ir mesgi netgi pripažinam, kad yra panašumų, ką esėnai kalbėjo, dabar, kada mes turim tokią informaciją, iš tos tavo pasakytos ir parašytos santraukų apie juos ir lyginam su šiuolaikinė, mes matom akurat, jis tas pats esėnas ir konfrontacija tikėjimo išpažinimo Benedikto apie Paulių mes buvom paminėję, apaštalą, ten visiškai priešingas gaunasi vaizdas. Ir tada kaip mums, ir galbūt mes šiandien padarėm ir tą sumaištį, klausytojas klausė, tai kokį Dievą jį išpažįsta? Į ką mes remiamės? Įkūnimas, įsikūnimas, atsivertimas, tai kas aš esu, tai gal užtenka, žmonės pasako, aš matau veidrodyje tobulumą, aš esu Dievas, man nereikia religinės dar 55 000 arba 500 000 pirmoji. Tai mes čia galėtume iš tikrųjų naują judėjimą, gal kažkokį, sukurti ir jisai gal turės tą formą, nes tai yra, mes vėl kūrėm. Mūsų režisieriai sako, kad mūsų baterijos jau senka, netgi antrai laidai, tai pabandyk tada. Tai trumpai. Kas mes esam tada, tikintieji šio laiko? Į ką mes remiamės? Mūsų jų klauso, tai jie kas tokie yra? Šiandien turbūt, jeigu aš žinau, kas aš esu, bet daugelį gal aš manau sakytų, ką jie čia dabar tokį kalba? Jeigu prisilaikyti tos minties, kad Dievas detalėse, o išgelbėjimas bendram paveiksle, tai tada bet kokių filosofinių samprotavimų pasekmei, kol mes, kad neatsitiktų taip, kol mes filosofuojame, kad samarietis nenukraujuotų. Žodžiu, mes turime ir pafilosofuoti,
Bet būtinai turime ir samarietę aptvarstyti. Kol mes besiginčijam, kaip iškepti kiaušinienę, ten žmogus iš bado baigia numirti. Žodžiu, mes privalome pasvarstyti, kaip kiaušinienę iškepti būtų geriau. Čia aš banalinu dėl laiko stokos. Čia 613 nuostatų taikai. Jo, kaip iškepti kiaušinienę. Bet paskui, broliai, iškepkime kiaušinienę ir pamaitinkime alkstantąjį. Toks yra fundamentalus dieviškumo įsikūnijimo į žmogų principas. Ir tai plečiasi ne tik krikščionybėje. Tai plečiasi per visą žmoniją. Absoliučiai. Universalus aš esu principas sanskrito kalboje rezonuoja 12 000 metų iki Kristaus gimimo. Per pasakymą tatvamasi, aš esu tai. Ką reiškia aš esu tai? Pagal Vedas aš spontaniškai momente tampu tuo, ko man reikia tapti. Jeigu man reikia apsvarstyti samarietę, aš imu jį ir apsvarstau. Ir jeigu man reikia iškepti kiaušinienę badaujančiam, aš ją ir iškepu. Suprantate? Filosofija ir suvokimas, kaip tai vyksta, yra būtina dalis, bet lygiai tokia pati būtina dalis yra praktinė dieviškumo įkūnymo, jau einant per gyvenimą, ką aš demonstruoju kaip šviesa pasauliui. Todėl, matote, aš tarp mūsų šnekant, kadangi nieks negirdi, jau nieko nebetikiu. Absoliučiai. Tarp mūsų šnekant. Bet aš žinau, aš pastebiu, kada aš savo kiekvieną rytą deklaruoju savo sielos konstitucinę padėtį, kad šitas aš esu yra įsikūnijęs čia ir dabar per amžius einančio rezonanso principų tam, kad šviestų ir demonstruotų meilę pasaulyje. Kai aš taip konstatuoju tokią padėtį ir kai aš išeinu į gatvę, aš nieko kito nematau, tik tai tą patį atpažinimo dieviškumo kitame. Super. O tai taip ir reiškiasi. Ir jeigu reiškiasi, man, broliai, šiandieną yra svarbiau negu tai, kaip aš prie to prieinu. Va tokia būtų mano šiandien išvada. Labai gražiai. Tai čia turbūt labai atspindi ir būtent ir Pauliaus užrašytas mintis, kad būtent Kristus mumise yra šlovės viltis ir jisai mirė už mus visus ir mes visi esame jame, tie senieji palaidoti ir esame nauji kūriniai. Ir tavo ta frazė, kurią niekaip nepatentuoji, kad aš matau Kristų tavo akise, jinai yra superinė ir kai tu tai matai žmogų, kuris nėra tavo bažnyčiai, ar jisai neišpažįsta tavo tikėjimo galų gale, o gal net ir nieko, kaip Kristijonas sako, aš dabar nieko netikiu, bet tu matai Kristų, nes jis yra to pačio tėvo vaikas. Va čia yra esmė. Ir tai keičia iš esmės santykį. Ir tada, kaip tu sakai gražiai, ir Jėzus tai rodė, pats demonstravo tą dieviškumą, tvarstydamas, gydydamas. Jeigu ir prie raupsuotojo prisilies, tai būdavo baisus nusikaltimas, eini atsiskyrimų į Senajam testamente, tai Jėzus lietė jos. Jeigu prostitutę reikėjo užmėtyti pagal tą 613 aktų, kaip ten reikėjo ir kiaušinienę iškepti ir ko valgyti, ko nevalgyti, nors Paulius sako, kam nešvaru, tam nešvaru, kam švaru, tam viskas švaru, žinai. Jisai sako, tai jeigu tavęs nieks nenuteisė, ir aš. Ir jeigu kas laiko, kad Kristus tai yra Dievas, jeigu kas sako, kaip aš, kad tai yra Dievo sūnus, nesvarbu kas, bet jeigu šitas, kuris turi valdžią, jisai sako, ir aš tavęs neteisiu, tai reikia sugretinti, kokį tėvą reprezentuoja Jėzus. Ir ką tu kalbi būtent apie tai. Ir kai tu sakai, Jokūbas sakė, ne, tai sako, parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš parodysiu darbais savo tikėjimą arba įsitikinimą, ar ne, kas aš esu. Kas aš esu. Ir jeigu skaityti laiškus, sako, jūs esate, nebūsite, o esate pasadinti danguje su Kristumi. Aišku, tai vėlgi labai sunku suprasti irgi tą formuluotę tokią. Tai ir yra, kad jūs esate, nieko būti nebereikim, reikia tik tai manifestuoti tai. O kad manifestuoti, turite daryti praktinius veiksmus per suvokimą, tada, tai vat visą tą vientisumą einam. Čia reikia būtinai įkišti tokį trikraštį, kuris yra labai įdomus, kad per tą posakį aš matau Kristų tavo akise, kur čia kol kas vyksta tokių eksperimentinių tik tai principų. Daug tūkstančių metų iki Kristaus gimimo mokytojas kūnišką žmogaus prigimtį žadindavo per pasakymą raktą slėpinį, tai esi tu.
pirminė iniciacija iš kūniškos prigimties į dvasinę prigimtį buvo šitas deklaravimas. Jisai buvo kaip tam tikras aktyvizatorius viduj mano dvasinės prigimties. Tai aš manau, aš jaučiu, kad mes be krašto, be galo, bet Jo, mes žiūrovai tai turbūt irgi galėtume tęsti kantrybė temą po jų ten, temos. kada žiūrim, visai kitaip žiūrisi. Aš iš tikrųjų, Kristijonai, dėkuoju, kad tu užsilaikei ir mes turėjom galimybę pratęsti šitą mūsų pokalbį. Jis buvo iš tikrųjų toks nestandartinis. Aš manau, net Rolandui irgi patiko, jis ten pradėjo irgi savo minčių paiešką. Ir galbūt jau trumpinant, vat, ką tu sakei ir ką tu, Rolandai, paminėjai, yra ta labai trumpa rašto vieta, kurią visi jūs krikščionys žinote, kad Dievo gerumas keičia mūsų nusistovėjusias mintis ir mūsų darbus. Dievo gerumas, jisai pakeičia mūsų nusistovėjusią konstituciją, mūsų įpročius. Ir Dievo gerumas, jisai ateina iš aukštybių tėvo, kurie pareiškia mums Jėzus Kristus. Jisai sako, matot mane, matote tėvą. Ir tą, ką Rolandas paminėjo, ir kad tu paminėjai, žmogaus gerumas, ką mokė senieji mūsų protėviai, galim taip sakyti, ir tai, ką moko, ką skaitė Rolandas iš klasikinės Evangelijos, irgi parodo, viskas yra nukreipta į mylintį tėvą. Kada mes šitą substanciją priimam ir įvaizdį aš esu, bet aš jas suvokiu, kad iš mylinčio tėvo aš esu tas, kas aš esu, tada viskas su mumis tvarkoja. Ir labai blogai gali baigtis ir gautis istoriniam kontekste, kada mes suprasdom aš esu, naikinanti ugnis, ryjanti, pražudanti ir neaišku kokio vardo pavardės, dar galima jį inicijuoti jam. Taip galbūt buvo viduramžiais. Šiandien mes gyvenam šitam šiuolaikiniam pasaulyje ir kada susėda jauni vyrai ir kada susėdate jūs, prašykite Dievo tos išminties. Aš manau, galima apie tai kalbėti, bet visų pirma, visa ko, ką mes palietėm istorinį kontekstą ir šiuolaikinį kontekstą, visa ko jėga yra meilė ir atjauta. Aš įkišiu trumpą trigrašį, kad finišuojam. Finišavimui C.S. Lewisas yra pasakęs, taip, toksai garsus evangelistas 19 amžiaus, 20 amžiaus, kad skelbkite Evangeliją visais įmanomais būdais. Kraštutiniu atveju naudokite žodžius. Taip. Taip. O aš tada turbūt priminsiu motinos Teresės irgi žodžius. Mes visi puikiai ją žinom, tikrai jinai yra pasakiusi, sako, jeigu jūs nekenčiate žmonių, sako, jūs neturėsite laiko, kada juos mylėti, žinai. Tai yra didelė išmintis ir mes matėme ir žinome jos nuveiktus darbus, būtent tai yra. Jeigu jūs jėdate, kremtate vienas kitą, nekenčiate, jūs tam neturėsite laiko meilę iš tiesų. Tai viskas, kur mes fokusą nukreipiam, kaip ir prieš tai sakiau, ką mes fokusuojam savo žvilgsnį, tą mes ir savo gyvenime pirmiausia dauginam. Tai dėl to noriu dar sykį grįžti prie to. Kreipkime savo fokusą į meilės šaltinį ir, kaip Jėzus sako, pasilikite būtent mano meilė, kaip ir aš pasilieku savo tėvo meilę. Tokiu būdu jūs fokusuojate teisingai ir tai padeda jums transformuotis būtent į šitą atjautą, į gebėjimą transformuoti savo mąstymą, būtent Kristaus sąmonė, kas yra mąstyti, tai yra analizuoti, turėti kritinį, blaivų protą. O aš visus kviečiu, kurie mūsų stebėjo, pasilikti su mumis šito laida, su šito kanalu ir būti mūsų draugais. Mes tampame bendraminčiai, bendrašalininkai, skleisdami šitą naują gerąją naujieną, kad Dievas yra meilė ir meilės šaltinio davėjas mums visiems. Visiems ramybės, visiems kloties, iki pasimatymo. Ir vėl sakau, bus labai, labai įdomu. Sudie. Ačiū, broliai. Ačiū.